Labas rytas ir sveiki sugrįžę į mano dar vieną vlogą. Su jumis sveikinuosi iš kovo 23 dienos. Šiandien yra šeštadienis, oras ne kažką. Tai mes šiandieną pradėsim nuo sporto. Adomai, ir tu esi, kaip čia, excited eit sportuot. Progresas atsiranda iš diskomforto. Kuo mažiau nori, tuo labiau reikia daryti. Paskutiniu metu visada prieš sportą taip jaučiuosi, kad nenoriu, kol pradedi būna sunku ir tu toks, dabar galėčiau kažką kitą patogesnio veikti. Buvo kažkada neseniai toksai pre-workoutas legalus, kur 500 mg kofeino dozė buvo, kur vos ne kaip amfetaminas klasifikuojamas, toks Jack 3D buvo. Va tokio reiktų šį šeštadienį. Ne, nereikia žodžių, bet esmė tu mane pertrauki, kad paskutiniu metu nesinori sportuoti, bet kai pasportuoju, visada labai geras ir fainas jausmas. Tai šiandien, manau, bus neišimtis, nors man yra kaip ir kojų diena. Kojų diena yra mažiausiai mėgstama diena iš dviejų mano sporto dalių. Tai va, tai gerai, einam sportuoti. Va tas Jack 3D buvo, jis turėjo DMAA, kur FDA padarė jį illegal. Bet jis buvo, aš gaila nepargavau šitą dalyką, čia buvo toks OG pre-workoutas. Čia tau ne C4, čia buvo, čia gera kombinacija buvo, žinai. Man užteks mano ir tai. Ir tai nėra pats geriausias variantas, kaip pradėti dieną, bet ir šitas skonis čia yra labai skanus. Man asmeniškai. Kažkas kelias išyra. Tai gerai, sutiksim, kai jau būsim sporto salėje. Adomai, spėk, kiek yra sportuojančių žmonių. Kiek yra pas mus? Net šviesa neįjungta. Man už tai visai čia tinka ir patinka sportuoti, nes, sakyčiau, 7 iš 10 kartų tu beveik vienas sportuoji. Prašom, privati salė. Kitas yra update'as toks, kad pas mus šį savaitgalį yra paslėpti kažkokie auksiniai kiaušiniai, tai aš noriu juos surasti. Reikia apsižiūrėti, ar niekur nėra padėti. Žodžiu, nežinau, ką pasakyti. Mano įprastinė kojų diena šiandien nesiskiria nuo kitos įprastinės kojų dienos, nes aš visada pradedu šilimo ant dviračio, kaip matėt, prieš beveik sekundę. Dabar darau pritupimus, paskutiniu metu stengiuosi nesidėti daugiau svorio, stengiuosi daugiau daryti pakartojimų. Tai va, tai šiandien tik su tiek darau. Tu užsidėjai daug mažų blynų, kad atrodytų, kad daug čia yra, ne? Kad atrodyčiau kiečiau biškai. Aha. Ne, iš tikrųjų tiesiog tingėjau sukeisti, tiesiog kurovau. Nu, davai, parodė. Paskutinį repą dariau su 10, tai dabar biškai mažiau darys, nes biškai pavargau. Matai, matot, kaip pasiteisinimai eina prieš setą. Žinai. Sako, aš čia paskutinį dariau 10 kartų. Dar prajuokinsiu ir diskas išslys. Tada reiks neurolinką implantuoti. Nu ir uždarimo kokį komentarą mažą. Buvo sunku. Jep, okei. Dabar yra be 5:12. 12 valandą prasideda kiaušinių tos paieškos. Mano asumcija, kad jie turėjo padėlioti iš anksto tos kiaušinius. Kur kiaušiniai? Mažiem žmonės, jeigu kažkur aukštai pakėlė, mažiem prieš mažus žmonės nesąžininkai nematė. Jie pasakė, kurie bus. Tai bus prausykla iš šunų, vistas, tam pastate virtuviai. Ir dar vienas gal garažė bus. Bet buvo, sakė, Powerhouse. Tai Powerhouse, tai čia visą. Sakė? Man atrodo, buvo.
Bet turbūt bendroje žaidė, žymiai jas galvoja, kad kažkas susižeis ir panašiai. Man reikia surasti kiaušinį. Aš noriu laimėti ką nors. Geras dylas visai. Nemokamas parkingas arba nemokama gyvūno nuoma. Jo, aš mamai pasakau, kad mes mokam už gyvūną, tai sakė, nelaikytų. Mes mokam už čipselį, taip, $75. Sakai, tu bus kiaušinių pavidalų, ko tie dalykai? O tai ne. Dabar ten labai daug žmonių, entuziazmo daug, tai tikriausiai nerasim rudesėlis. Galim bent treniruoti padaryti tada, ne? Padarom. Eilinis updeitas, kaip visada, vis dar sunku, kaip tau, Adomai. Nieko, reikia tiesiog padaryti ir viskas. Aš šitą treniruotę jau ne pirmus metus darau, vis dar sunku. Aš nesuprantu. Gerai, eisim daryti antrą dalį. Ką darysim? Kaip trastai, kur nemėlynos timpos, ne? Pilkas. Pilkas. Okay. Aš niekada neatsimenu, kuris video ten. Tai paskutinį kartą padariau išvadą, reikia atsiminti timpų spalvą. Žodžiu, atkeliavom išbandyti naują vietą, čia pas mus ant greitkelio praktiškai. Čia tokie random restoranėliai ant kelio yra. Full House vadinasi, tai išbandysim. Geriau pasakyk šiandienos dienos mintį savo. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, kažkodėl galvoju. O jeigu kažką iš savęs, žinai, unikalaus. Kai lyja, nebūk ilgai lauke. Irgi mintis. Gerai. Nu ką dar žiūrovom pasakys? Kad šiandien labai blogas oras, labai lyja, neleidžia, išvedžiau čipsą literaliai porai minučių. Ir jis jau visas šlapės buvo. Tragedija. Dabar kažką pasakyk, kas mažiau būtų aišku, žinai. Tikiuosi bus skanu. Gerai, einam. Savo užsakymą pradėjome nuo spring rollų, kurie buvo be galo skanūs. Mums iškart be to atnešė garnyrą, kuris buvo dedamas į pho sriubą. Šis restoranėlis gana paprastas, bet be galo jaukus. O maistas labai skanus. Taip pat čia matome, kad jie turėjo gausybę skirtingų padažų. Tai jie subreikinti save papusę. Ne? Ragau. Jo, ne. Ilgai laukti neteko ir atkeliavo mūsų sriubos, kurių porcijos mus tikrai nustebino. Šaukštą. Tau zoomint reikia šitą. Na, ragaujam. Karštą? Skanus rytinys. Jo. Tu ragavai, tu dar nespėjai paragauti? Aš tik noriu tavo nuomonę. Na? Šiaip kol kas labai skanu, man noris pabandyti kuo daugiau tų padažiukų šiaip įsidėti, bet šiaip kol kas viskas labai skanu. Okay. Aš nežinau, kuo skiriasi tavo ir mano, jaučiu tik mėsytė skiriasi. Pho sriubą galima valgyti ir tokią, kokią jie atneša, bet galima ją pasigardinti laimu, pupelių ūgliais ir baziliku. Ir sudėjus visus šiuos ingredientus gaunasi be galo skani sriuba su be galo skaniu sultiniu. Ir štai kaip atrodė mano sriubos galutinis variantas. Na tai kokie atsiliepimai? Daug sultinio buvo? Labai. Aš tik galiu tik įsivaizduoti, koks extra large, nes buvo du dydžiai, vienas large, kitas extra large. Bet jų modelis panašus, sultinys tas pats, bet tik tai mėsų įvairių deda jie. Pas Adomą buvo skrandukas kažkoks. Jo, kas man visai tekstūra patiko. skrandžio, kas jo, visai okei, nes Visai jis toks tokia, baltas buvo. jo. O šiaip tai sultinys skanus man. Jo, šiaip viskas skanu. Man vis tiek skaniausias buvo tas spring rollas su krevetėm. Čia tas permatomas toks buvo vienas? Jo, tas pats pirmas, tai visai toksai mano. Ir ten tas riešutų padažiukas geras. Šiaip visas kontekstas buvo, kad mes ten įėjom 6:58, tada pamatėm, kad jie dirba iki 7. Adomas galvojo, kad jau sako... Padavėja tokie maždaug kažką 2 rodo, aš pagalvojau 2 minutės iki užsidarimo. Ir tada Ir sako, veda. ne, tai čia jūs dviese būsit, tipo, žinai, ir tada, nu okei, bandom valgyti, žinai, jūs užsidarot, bet bandom valgyti, žinai. Bet nieko, tie paskui dar viena šeiminėlė, sukasi žmogeliai šiaip.
Jo, šiaip keista, kad 7 vakare užsidaro, nes tai toks kaip ir vakarienės laikas, ne? Ypač jav. Bet jie turbūt patys dar susitvarko, pavalgo, tai jiem kaip ir viskas gerai. Jo, žodžiu, verdiktas, kad užskaito, man tai skanu buvo. Jo, daug žalumynų šiaip, mėsa gera tokia, purime mėsytę, žinai, kaip būna. Bet atrodo tiek daug, bet kaip ir persiliu, bet kartu ir net sisiodama nori. Nes ten nėra riebų, nes mėsa tokia virta pusiau atrodo, ne, jie gal biškį pačirškina su tuo. Ne, mano tai nebuvo čirškinta, man atrodo, kad jie sudeda ir jie užpila kaip hotpotė, kur tu mirkai. Mėsytę, tai jie užpila to sultinio ir kadangi jinai yra labai planai pjausta, jinai iš karto pane išverda. Savaitgalis nuo to prasidėjo, ne? Toks mūsų kol kas šeštadienis. Tai kadangi Aurelijos gimtadienis rytoj, ne, tai pasimsim desertą. Taip. Gerai. Taip, mano gimtadienis rytoj, bet jūs jau matysit gerokai po, žinant mano editinimo tempus, tai varom pasimti desertuką. Jo. Hei! Rolikso kelnes. Nerodyk mano kelnių. Taksiukai. Aš įsipatoginau jau. Žodžiu, pavalgiam, iškritom, nes nebuvo, kad labai daug to maisto, bet buvo labai pilnas ir toks atrodo, nebuvo, kad apsunkino, bet žodžiu, didelis tūris. Tai mes pasiėmėm savo mėgstamiausių braziliškų desertų. Iš tikrųjų, ne visai tiesa, kad mėgstamiausi. Čia teoriškai jie buvo pakeliui tiesiog. Pakeliui, bet mums patinka brazilų desertai, bet mes pasiėmėm porą tokių net, kurių nebandėm. Pavyzdžiui, čia Adomas pasiėmė kažkokį kokosų gniužulėlį. Čia kaip baunty turėtų būti. O čia mano, aš galvoju, kad čia yra kaip bulvytė, bet dabar jau... Čia, kurie tiesiog atliekas perrušė ir padaro tas bulvytės. Bet man patikdavo iš Maksimos tos bulvytės. Pakomentuokit jūs, ar jūs mėgot, pavyzdžiui, vaikystėje, net ne vaikystėje, aš kai buvau studentė, man labai patikdavo tos bulvytės. Laura, tau dar vaikystė. Čia Adomo mėgstamiausias mano pižaminės kelnes. Ir pats kitas mūsų... Čia yra kondensuotas pieno pašai. Ir pažiūrėkit, kiek čia yra to pienuko. Čia yra tres leches, tai čia yra tradicinis brazilų desertas, kas nežinot. Tai jis yra daromas kaip po biskvitas. Čia ant viršaus užtepa tokį kažkokį kaip kremą. Ir apačioje jį pila ir sulieja su kažkokiais gal spėčiau 3 rūšių pienais. Kas būtų vienas kondensuotas pienas, kitas tas evaporated, kas nežinau, ką jis reiškia, kažkoksai filtruotas. Aš žinau angliškai pavadinimą, nežinau lietuviškai. Bet žodžiu, 3 rūšių pienais ir vat, jis toks gaunas labai šlapės, labai skanu. Jeigu sakau, turit kada galimybę, rekomenduočiau iš tikrųjų brazilų ragauti. Čia nieko mandro neatrodo. Nieko čia atrodo, mandro? kad biskvitas apipiltas kondensuotų pienu. Bet jisai žiauriai skanus yra. Tai biskvitas apipiltas kondensuotų pienu iš esmės. Bet tarkim, ar tu Lietuvoje esi kažką panašaus kur nors ragavęs? Ne. Lietuvoje būna skanių pyragų, Napoleonai skanus, medučiai, bet kad toks šlapės, nes einam ragauti, žiūrėti, rytoj gal paupdėtinsiu kokie skoniai, bet dabar šį vakar tikriausiai tiek, susitiksime. Rytoj valandai. Labas rytas ir su jumis sveikinus iš kovo 24 dienos. Tai yra vienintelė diena, tikriausiai, kai nereikia patikrinti, kokia šiandien diena laikrodį, nes šiandien tiesiog man gimtadienis. 24? Kovo 24. O kodėl tu 23 sakei? Ne, nesakiau 24. Adomas nori mane apgautus. Žodžiu, nedirbu vis dar bišgilvytė. Ir šiandieną pradedam. Sakiau Adomui, per gimtąjį nieko nenoriu labai. Vienintelio dalyko, ko noriu, tai yra pusryčių. Turiu tokią mini silpnybę. Pusryčiams viešbučiuose, kur būna ten blineliai, vafliukai, tiesiog dešrelės, beikonas ir panašiai. Ir mėgstu greitą maistą pusryčius. Tai šiandien leidau savo testą pasidaryti visiškai. Tai šiaip yra Adomo smutis. Adomas labai konservatyviai ir, kaip čia pasakyti, labai atsakingai užsisakė. Pas mane šiandien buvo atsakomybės 0. Tai yra Adomo, o čia mano. Kaip sako, traukinys nuvažiavo nuo bėgius tavo pusryčiais, ne? Čia yra mano, reiškia. Čia viskas tavo yra. Mano yra smutis,
Ir vienas sumuštinukas. Ai, nu jo, čia yra įdomu, parodyk sumuštinuką, aš gal O, galvoju. nesimato, ten nieko. Čia yra Adomo sumuštinukas, sausage McMuffin su kiaušiniu. Jo, ir smutus, Matos? super. Jo. Palaukit, mano festas. Gali išdėlioti viską. Čia yra blineliai, kiaušinis, Va, blineliai, kiaušinis, sausages. ten sausainis yra dar tas. Čia yra, palauk, kaip tas vadinasi, hash brownas. O kas čia yra? Bulinukas. O čia yra visa, ko reikia blineliam. Džemas. Šakutas ten. Syrupas, kuris biškį limpa kažkodėl. Ir sviestukas. Čipsai nevalgyk. Ir sviestukas. Žodžiu, darysim festą šiandien. Einam valgyti, norėjau greit su jumis pasisveikinti, pasidalinti, kokie mūsų pusryčiai, kokie mūsų dienos pradžia. Mums skanaus ir susitiksime. Čia yra puikiai pradžia prieš einant į sushi bufetą. Bet man labai patinka, ką aš žinau. Pagaliau susiruošėm kažkokį tai būdu per pykčius. Papasakau gal prieš istorę. Apie žodžiu, atvarėm į Bostoną. Buvo mūsų originalus planas atvaryti ir varyti į muziejų. Tada pasižiūrėjom, kad muziejus dirba tik iki 5, o mes būtume išvažiavę tik apie 2 valandą. Ten elevator. Tai žodžiu, jau prasidėjo pykčiai, nebevažiuosiu niekur. Bet kažkaip išlindom. Tai va, Aura grįžo namo ar nusirengė tiesiog. Jo, buvau jau, sakiau, jau niekur nebenoriu varyti. Tai bet pasistatė mašinytę parkingą ir kad, o jas neda. Žodžiu, kažką veiks, ane? Savaitgalį, nors ir nešilta, bet labai daug žmonių. Bevaikščiant Bostono gatvėmis, užuodėme be galo skanų sklindantį kvapą iš šios parduotuvėlės. Joje buvo pardavinėjami įvairūs skanumynai ir riešutai. Galiausiai pamatėme, kodėl ši vieta taip skaniai kvepia, nes vietoje yra skrudinami riešutai. Bevaikščiant sušalome, tai nusprendėme užsukti į Starbucksą. Užsukus į Starbucksą visada mėgstame išbandyti, kokius naujus gėrimus jie siūlo tuo metu. Na, gal banankelį gersiu tiesiog. Nu, parodyk. Užsisakėm Starbucksą, kol sulaukėm vietos atsisės, tikiuos labai girdis kas nors. Sakėm kažkiek honey, almond milk, white flat. Nusideginau. Tokia lengva. Dabar aišku, per daug šilta jau. Jo. Kur pas šitą triušį akis dingo? Nėra. Žodžiu, tai dabar jau pasivaikščiom truputėlį, atšalom. Kaip Adomas sako, po pusvalandžio kavos jau vėl sušali, nes visai stiprus vėjas. Dabar keliaujame mūsų vieną mėgstamiausių restoranų, Yamato 2. Tai čia yra toks stilius, kur yra all you can eat, kas reiškia, kad tu susimoki sumą, turi 2 valandas ir gali valgyti. Kiek nori. Pridėjai, kad limitas 2 valandų yra. Nu, ir tais yra taisyklė, kad turi viską suvalgyti. Atrodo, tada žinai valgyti kiek nori, bet per 2 valandas. Nu, žodžiu, jo, ir bet turi viską suvalgyti, nes jeigu nesuvalgai, tai tau apmokestina tai. Bet mums niekada taip nėra darbuoti, tai nežinau, kiek apmokestina. Tai va, tai einam vakarienės ten. Ne, visai skanu bus. Seniai nebuvom jau, bet mėgstam karts nuo karto nueiti, pasilepint.
pasismaguriauti iki kol sunkiai jau vaikštau. Kažkaip nebūna dabar. Dabar jau ne, anksčiau buvo, kai mes tik atradom šitą konceptą, tai buvo tas. Tai iš esmės geriausias būdas valgyti sushi Bostone. Jo, nepaminėjau, kad Yamato yra sushi būtent ir... Seafoodas. Seafoodą, bet pagrindė sušiai ir kitos. Kaip čia skaitus, nežinau. Asian, tiesiog. Jo, Kazakstano virtuvė. Tai va, tai einam į Yamato. Japonų, žodžiu. Tegul jūsų neapgauna šio restorano labai paprastas interjeras, bet šiame restorane maistas be galo skanus. Atėjus į šį restoraną, jie duoda tokias korteles, kur tu gali surašyti kiek ko nori užsisakyti. Ir esant nori, galima viską pakartoti ir jie duoda ekstra kortelę. Kiek čia rolų suskaičiuoti? 7 rolų. Nebuvo šį kartą, kad perspėjo, kad mokėsit už tai, ko nesuvalgysit. Jo, šį kartą tiesiog sako, all you can eat. Šiaip įdomu, nes mes ateinam čia. Bet žinai, kas yra? Šita panelė, gal jinai mus atsimena, nes jinai tokia ateina jau man, žinai, toks jausmas, kad jinai jau žino mane. Nu gal. Taip ir turėtų būti mačius keletą kartų, ne? Bent jau tie, kurie pastovus ir čia jau, aš tarkim, aš šitą žinau padavėjai irgi, kažkaip atsimeni, tai žiūrėsim, ką čia gausim, bet visada čia būna labai gera ir labai skanu. Tai jo, vakarinis bufetas kiek? $35? Taip, aišku, už kolą, bet kolą tu gali kiek nori papildymų gauti. Tai 2 žmonėm apie $100 bus, bet užtat limituoja tave iki $100. Nu, tu tiek išleidi, nesvarbu nuo kiek suvalgai, žinai, tai apsimoka, žinai. Savo užsakymą mėgsime pradėti nuo miso sriubos ir lašišos teriyaki padaže. Neilgai laukus mums yra atnešami sušiai ir sašimiai. Dabar norėjau su jumis pasidalinti savo atradimu. Tai tiesiog yra sojos padažas, įsidedi wasabio ir jį turėtum išmaišyti. Aišku, man su viena ranka dabar sunku, bet pabandykit, tikrai labai skanu, jeigu nenorit valgyti ant wasabio. Mano vienas šitas liko. Pala. Pakelsi su pagaliukais vieną dalyką. Tai tavo white tuna tavo, nėra? Gali būti. Žiūrėk, aš paimsiu tuna, tu white tuna ir parodo mane. Ir dabar parodyk savo, kaip tu laikai. Matai, tu kryžiuoji, ne? Tai tu neteisingai. Pas tai liečias pagaliukai. Jis man nesiliečia. O čia tipo yra esmė? Ja, tai va dėl to, nes tu kryžiuoji. Galiausiai sulaukėme savo maki rolų, kurių gauname net kelių rūšių ir visi labai skanus. Kaip įdomus nori valgyti? Na, tarkim, kai 8 pysai yra, tai tavo dešinį 4, mano kairį 4, o kai yra 6, aš blemba, čia beveik jie vienodi, šitie 12. Aš sakau, tiesiog valgom, tu nesufokusuotas. Okay. Ir tada sugalvojame užsakyti dar keletą sušių ir sašimių ir porą maki rolų. Ir galiausiai laikas atėjo desertui. Aš sakiau fried ice cream, o Adomas sakė žaliosios arbatos ledus. Aš noriu parodyti. Čia net nesimato, koks gėris. Pavers bliuduką, ne? Nesimato, ne? Tai yra ledai, kurie yra kepti aliejui. Žodžiu, mano vienas mėgstamiausių čia esančių desertų. Net noriu pašokti, kaip skanu. Visko dar sugalvojome užsukti į Lindt saldainių parduotuvę. Šioje parduotuvėje galima rasti ne tik be galo skanių, bet ir labai įdomių Lindt saldainių skonių. Atėjus į šią parduotuvę aš mėgstu išsirinkti daug įvairių skonių, todėl be galo kruopščiai išsirenku kiekvieno saldainio po 2. Ir kaip matome, vis tiek susikaupė gana nemažas kiekis. Ai, čia gali tokį įsidėti ir va. Vietoj gimtadienio torto sugalvojau, kad noriu šitų saldainiukų. Ir man labai patinka šitos parduotuvės, kad jos leidžia pasisverti ir įsidėti po truputį, kaip yra, mes guminukus mėgstam irgi tokią parduotuvę, kur tu pats susidedi ir pasisveri ir aš visada mėgstu. Einam į parką gal? Ne.
Šalta. Šiaip visai šalta jo. Tai va, tai čia prisisvėrėme visokiausių saldainiukų. Sumokėjom $15 strupučio, ne? Nežinau, kiek ten centų. Bufetas kiek 100 palikom lygiai. O bufete 100, jo. Pramogaujam 2 dienas jau. Ir dar trečia diena pramogų. Man gimtadienio tortas. Tu turi pyragą ir namie. Turiu, aš užsidėsiu žvakutę. O kaip reikia užpūs žvakutę? Aš leisiu Domui uždegti žvakutę. Tai va, tai keliaujam į mašiną. Jo. Šiaip visai sunku prisivalgius, net ir vaikščiot, nemeluosiu. Domas man ruošiasi ir mes. Ne. Kaipgi aš be žvakutės, Domai. Kuri mergina norėtų tokio gimtadienio? O kas blogai? Sušiai gerai, saldainiai gerai, tortelis yra. Nelašo alkoholio, ne? Be bag. Šiemet labai ramiai. Aš ką galiu pasiūlyti? 2 arbatas, saldainiai ir tortelis. Vienas! Žodžiu, turiu porą dovanėlių. Viena dovanėlė yra nuo mano sesės. Tai kaip supakuota gražiai. Kova čia. Nu, wow. Aišku, surišta taip čia. Kodėl čia taip sunku? Nes gyvenimas negailestingas savo. Atsimeni, kai kažkada sakiau idiot proof. Pati nepraeinu to. Jei. Aš to, ko norėjau. Palauk, tai dar čia turėtų būti antra dalis. O kodėl čia antra dalis yra? Nes prie šito daikto turi eiti antras daiktas. Tu atspėsi, kas tai gali. Rimtai? Rimtai? Jo, mažytė lentytė turi. Gal ir ne tokia mažytė lentytė. Solidžiai. Ačiū labai. Ačiū. Ir dar viena dovanėlė. O čia yra nuo mano draugių Giedrės ir Ievos. Čia dabar gražiai atidaryti irgi nesu. Kodėl man šitie dalykai per daug sudėtingi atidaryti? Wow. O, blemba, geras. Super. Labai jau fainai susidomi. Ačiū visiems šiam blogį tiek. Ačiū, kad žiūrėt. Nepamirškit užsiprenumeruot, paspausti patinka, pakomentuot. Gal net nueiti į Instagramą. Dar kartą ačiū, kad žiūrėt, praleidot laiką su mumis ir sutiksim kitame vloge.